Šiame straipsnyje gilinamės į svarbius viešųjų pirkimų ir darbuotojų saugos aspektus Lietuvoje. Apžvelgsime šias sritis reglamentuojančius teisės aktus. Mūsų tikslas – pateikti aiškius ir praktiškus patarimus, kurie padės suprasti ir taikyti šiuos teisės aktus. Nesvarbu, ar esate viešojo sektoriaus darbuotojas ar privatus asmuo, šis vadovas suteiks vertingų įžvalgų. Viešieji pirkimai ir darbuotojų sauga yra svarbus sąžiningos ir etiškos visuomenės ramsčiai. Skaidrūs ir efektyvūs viešųjų pirkimų procesai užtikrina atsakingą viešųjų lėšų naudojimą. Griežtos darbuotojų saugos priemonės apsaugo mūsų visuomeniai svarbų indėlį įnešančių asmenų gerovę. Suprasdami šiuos teisės aktus, prisidedame prie skaidresnės ir saugesnės aplinkos. O tai naudinga tiek viešosioms institucijoms, tiek joms pavaldiems piliečiams. Panagrinėkime šias svarbias temas išsamiau. Gerai apibrėžta viešųjų pirkimų strategija yra labai svarbi, siekiant užtikrinti skaidrumą ir sąžiningumą viešųjų pirkimų procese. Šioje strategijoje turėtų būti išdėstyti principai ir procedūros atitinkančios Lietuvos įstatymus. Dokumentai turėtų būti aiškus ir išsamus. Strategijoje turėtų būti apibrėžti visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant pirkimų vykdytojus ir vertinimo komisijas, vaidmenys ir atsakomybę. Patikima strategija sumažina riziką, įskaitant korupciją ir netinkamą finansų valdymą. Gerai suplanuotas požiūris lemia geresnius rezultatus, įskaitant tinkamų tiekėjų pasirinkimą ir ekonominį efektyvumą. Toks strateginis požiūris užtikrina atsakingą viešųjų lėšų naudojimą. Lietuvos viešųjų pirkimų procedūras reglamentuoja specialūs teisės aktai. Šie teisės aktai užtikrina skaidrumą ir lygias galimybės visiems konkurso dalyviams. Susipažinkite su reikiamais dokumentais ir terminais, įskaitant pirkimų skelbimus, specifikacijas ir vertinimo kriterijus. Viešųjų pirkimų procesas susideda iš kelių etapų – planavimo, konkurso skelbimo, vertinimo ir sutarties skyrimo. Kiekvienam etapui taikomi konkretūs reikalavimai, kurių privaloma griežtai laikytis. Skaidrumas yra labai svarbus visame procese. Visa svarbi informacija turėtų būti skelbiama viešai. Tai leidžia visuomeniai kontroliuoti ir užtikrinti atskaitomybę. Labai svarbu suprasti ir laikytis šių teisės aktų. Ketvirtas skyrius. Darbuotojų saugos užtikrinimas, mokymai ir sveikatos stebėsena. Darbuotojų sauga yra labai svarbi visuose sektoriuose, įskaitant viešąsias institucijas. Lietuvos įstatymai numato specialias saugos priemonės. Darbdaviai privalo organizuoti išsamius saugos mokymus savo darbuotojams. Šiuose mokymuose turėtų būti aptariami galimi pavojai, rizikos prevencija ir veiksmai avariniais atvejais. Reguliari sveikatos stebėsena yra labai svarbi tam tikrose profesijose, ypač tose, kuriuose kyla specifinė rizika sveikatai. Darbdaviai privalo vesti mokymų ir sveikatos patikrinimų apskaitą. Šie įrašai įrodo atitikti teisės aktų reikalavimams. Saugos ir sveikos darbo aplinkos kūrimas yra bendra atsakomybė. Tiek darbdaviai, tiek darbuotojai privalo teikti pirmenybę saugai. Tai apima galimų pavojų pranešimą ir saugos protokolų laikymąsi. Penktas skyrius – turto valdymas viešajame sektoriuje. Veiksmingas viešojo turto valdymas yra būtinas siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą naudojant viešuosius išteklius. Viešosios institucijos privalo tvarkyti tikslius ir naujausius turto registrus. Šiuose registruose pateikiama išsami informacija apie visą institucijai priklausantį arba jos nuomojamą turtą. Turėtų būti nustatyta aiški turto valdymo politika. Šioje politikoje turėtų būti išdėstytos turto įsigijimo, naudojimo ir perleidimo procedūros. Turto perdavimui reikalinga tinkama dokumentacija ir leidimas. Tai užtikrina skaidrumą ir atskaitomybę. Labai svarbu reguliariai tikrinti turtą. Tai leidžia patikrinti apskaitos tikslumą ir nustatyti bet kokius neatitikimus. Tinkamas turto valdymas apsaugo viešuosius išteklius. Tai padeda išvengti turto praradimo, vagystės ir piktnaudžiavimo. Šeštas skyrius – reagavimas į nelaimingus atsitikimus darbe ir skundus. Deja, nelaimingi atsitikimai darbe gali įvykti. Labai svarbu turėti aiškę tokių incidentų pranešimo ir tyrimo tvarką.
Lietuvos įstatymai numato konkrečius veiksmus, kurių reikia imtis pranešant apie nelaimingus atsitikimus. Tai apima pranešimą atitinkamoms institucijoms ir tyrimų atlikimą. Darbuotojai turi teisę teikti skundus dėl savo darbo aplinkos, bet įskaitant susirūpinimą dėl saugos ir galimus pažeidimus. Darbdaviai privalo sukurti skaidrią tokių skundų nagrinėjimo sistemą. Ši sistema turėtų užtikrinti sąžiningą ir savalaikį sprendimų priėmimą. Proaktyvus požiūris į saugą ir reagavimo sistemą, skirtas spręsti problemas, yra labai svarbus. Tai padeda kurti saugos ir gerovės kultūrą darbo vietoje. 7 skyrius – kova su korupcija viešuosiuose pirkimuose. Korupcija kelia didelę grėsmę sąžiningiems ir skaidriems viešiesiems pirkimams. Lietuvos įstatymai griežtai draudžia korupcinės veikas. Tai apima kyšininkavimą, prekybą poveikiu ir konkursų klastojimą. Viešieji pareigūnai ir privatūs asmenys dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose privalo laikytis etikos principų. Pranešėjų apsaugos mechanizmai atlieka labai svarbų vaidmenį atskleidžiant korupciją. Šie mechanizmai leidžia asmenims pranešti apie įtarimus, nebijant atsakomųjų veiksmų. Už korupcijos atvejų tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą atsakingos teisėsaugos institucijos. Kovai su korupcija reikalingas daugiaplanis požiūris. Tai apima griežtus teisės aktus, etikos principų laikymasi ir veiksmingą teisėsaugą. Sąžiningumo užtikrinimas viešuosiuose pirkimuose yra visų mūsų bendra atsakomybė.